Sveiki visi, taigi tęsim toliau apie Puerto Riką. Vakar pasižiūrėjau Basket News podcastą šitą temą, kur dalyvavo Tiškevičius, Miklovas ir Malinauskas ir labai įdomus podcastas buvo iš tikrųjų. Podcasto metu žurnalistai, Basket News darbuotojai bandė lyg ir teikti, kad jie nieko nežinojo, paskui pokalbio eigoje jau atsiskleidė, kad lyg ir žinojo, bet tai buvo esą nepatvirtinta informacija, todėl jos neskleidė ir nieko nesidalino. Ta patvirtino ir savo podcast'e Donatas Urbonas, tą kaip ir netiesiogiai pripažino ir Malinauskas, nes kaip jisai sako, kad iš pradžių sakė, kad pačioj podcast'o pradžioj, kad nežinojo, paskui jau sakė, kad lyg tai kažką girdėjo, bet neturėjo įrodymų, todėl nieko ir nesakė. Bet grįžtant į visą šitą situaciją, reikia pradėti nuo pradžių. Atsidariau Andriaus Tapino straipsnį, gal postą daugiau Facebook'e ir vieną ir kitą ir žiūrim chronologiją. Taigi, turnyras startavo Puerto Rike Liepos 2 dieną, o pasibaigė Liepos 7 mūsų laiku. Visas šitas dalykas, visas tas burbulas yra pučiamas dėl rungtynių po Dramblio kaulo kranto rungtynių. Iš pradžių Andrius Tapinas užsimenama, kad ne dvigubame dingime dėl prieš Grigonį buvo problema, o esą problema buvo vakarėlis, kuris įvyko Liepos 4 dieną po rungtynių su Dramblio kaulo krantu. Paskui yra patikslinama, kad jame nedalyvavo Mindaugas Kuzminskas ir kad rinktinės nariai, kurie laikėsi režimo ir laikėsi sportininko drausmės, buvo pakraupę, kas vyko. Pirmiausia, tai greičiausia, kad žmogus, kuris informavo visą tai ir tiek trenerių štabą, tiek tikriausiai ir Andrių Tapiną, kad apie tai sužinoti galėjo tik tai žmogus ten dalyvavęs, ar dalyvavo, nedalyvavo, kas ten, kaip ten buvo, labai sunku pasakyti. Bet yra labai įdomus, labai toks nerealiai įdomus sakinys, kuris labai užkabino. Geriama iš širdies dalyvauja 4-5 rinktinės žaidėjai, Mindaugas Kuzminskas nedalyvauja. Vyksta įvairios fizinės pramogos ir taip nutinka, kad vienas iš jaunesnių žaidėjų sudaužo televizorių. Taigi iš šito sakinio labai intriguojančio galima suprasti, kad vyko įvairios fizinės pramogos. Kaip manote, kas tai galėtų būti, kas yra fizinės pramogos ir geriamas alkoholis iš širdies? Aišku, Basket News podcastas sako, kad nėra nei kiekio, nėra nei kažko, tai plus visi krepšininkai išgeria, ten vienas iš jų pamini 70-80%, kad tai yra normalu. Kaip suprantu, Basket News vienas iš savininkų ir vyriausias redaktorius Miklovas bando pateisinti, kad tai esą yra gerai, kad mes patys visi ten dažnai važiuojam į sodybas, geriam, išgeriam ir visa kita. Galima būtų su tuo sutikti, jeigu kalba nevyktų apie Lietuvos krepšinio rinktinę, kuri dalyvavo atrankoje į olimpinės žaidynės. Būtų viskas gerai, viskas faina, smagu, jeigu tai būtų įvykę pasiruošime po draugiškų rungtynių, Palangoje kažkas užbaliavojo, kažkas tai ten kažkur tai prisidirbo ir viskas tuo pasibaigtų. Bet šiuo atveju tai yra
elitinė komanda, kurioje žaidžia geriausi Lietuvos atletai. Pirmiausia, tai jie yra sportininkai, atletai, pavyzdys jaunimui, visa kita ir vedančio ir vieno iš geriausių krepšinio portalų redaktoriui teikti, kad tai yra normalu, tai yra nesąmonė. Ar jūs įsivaizduojat, tarkim, straipsnį, Andrius Tapinas rašo, Alekna finalo metu numetė ten netoli diską ar užmynė liniją, nes iš vakaro prisigėrė. Manau, kad tokių dalykų neišgirsim nei apie Meilutytę, tarkim, Donatas Rapšys, visi kiti elitiniai sportininkai tuo nepiknaudžiauja. Juo labiau tai yra labai slidus dalykas, tas gėrimas. Jeigu tarkim, po rungtynių, po sunkių rungtynių vyksta kažkoks tai vakarėlis, susitikimas ar dar kažkas, tai yra labai toks subtilus dalykas. Kiekvienoje komandoje, kiekvienam, tarkim, darbe ar dar kažkur tai vyksta tie vadinami social meetingai, kur kad komanda labiau susicementuotų, kaip yra sakoma, kad labiau suartėtų, kad daugiau būtų susibendrautų, kad susišlifuotų, susicementuotų ir visa kita. Bet viena yra išgerti 1-2 bokalus, tarkim, alaus, ką aš matau profesionalus Norvegijos rankininkai, kiti sportininkai, čia tarkim po varžybų jie susitinka kažkur tai kaviniai, išgeria po 1-2 bokalus ir viskas, tai yra tuo ir pasibaigia, tai yra social, atsipalaiduoti visą kitą. Bet tikriausia tai nebūtų problema ir šiuo atveju, jeigu nebūtų kažko daugiau, kas yra nutylima, nes yra tikrai toks įdomus dalykas parašytas, geriama iš širdies, dalyvauja 4-5 rinktinės žaidėjai. Vyksta įvairios fizinės pramogos ir taip nutinka, kad vienas iš jauniausių žaidėjų sudaužo televizorių. Tai televizorius matyti nėra problema, bet įdomu, kas yra fizinės pramogos ir geriama iš širdies. Matyt, kažkas yra nutikę ten daugiau, kad viskas bandoma užglaistyti, visi tyli, visi nutyli, yra nutylima, kas yra informatorius, nors dauguma jau tikriausiai yra atsekė, kas yra tas informatorius. Daugumos yra vadinamas kaip Kaziolas ar dar kažkas, tai ten Stukačius mačiau ir dar kažkaip visai. Čia toks subtilus dalykas, tas žmogus, kuris atskleidė visą tai, iš vienos pusės pasielgė keistai tuo atveju, ta prasme, kad visą tai iškilo jau praėjus savaitei daugiau po visų tų įvykių, ar netgi savaitėm praktiškai. Kas keista, jeigu žmogus, kuris sakoma, kad yra ir savo Eurolygos klube, yra vienas iš lyderių Rūbiniai, kurio žodžio klausosi net didžiausios Eurolygos žvaigždės, kuris yra pavyzdys ir visa kita, kodėl tada nebuvo įtakojęs, kad trenkti kumščių per stalą ir sakyti, kad tai jau iš chebra peržengėt visas ribas, išvaikyti visus tos vakarėlius, gėrimus ir tuo pabaigti. Iškviesti komandos personalą, visą kitą, kad tai nustotų, kad tai pasibaigtų ir nereikėtų viso to išnešti iš savo kiemų. Teisingai ar neteisingai pasielgė žmogus informavęs ir Andrių Tapiną ir taip tapęs kaip ir vienų žmonių akise, kaip ir teisingai pasielgęs, kitų Kaziolas ir ne pagal paniatkės. Čia spręsti kiekvienam, galit pasidaryti savo išvadas. Ir grįžtant prie Basket News podcasto, ten yra kalbama, kad alkoholis Lietuvos
krepšinio rinktiniai visą laiką buvo, yra ir bus. Bet galbūt reikia įsivertinti, kad tai buvo trumpas turnyras, kuris vyko 6 dienas ir netgi tokiu atveju nesugebėti susivaldyti, ar juo labiau būnant profesionaliu krepšininku turėti būtinybę atsipalaiduoti po sunkių rungtynių su Dramblio kaulo krantu ir kad reikėtų tokio vakarėlio, tokio baliaus, kad reikėtų gerti ten dar kažką, kaip sako, iš širdies ir būti priklausomai nuo to, kad reikia atsipalaiduoti, išgerti, pasitūsinti, visą kitą. Tai toks žmogus, kuris ten tam vakarėlį dalyvavo, jeigu jam reikia atsipalaiduoti po sunkių rungtynių su Dramblio kaulo krantu, tai tikriausiai tokiam atletui reikėtų pirmiausia kreiptis pas psichologą arba tiesiog keisti profesiją, nes jeigu tu esi tiek silpnas, kad po sunkių rungtynių su Dramblio kaulo krantu reikia atsipalaiduoti, kad nuimti stresą. Skamba labai keistai ir manau, jeigu tai būtų buvę 1-2 ten bokalai, chebra suėję, pasisėdėję, pasišnekėję, kas negerai, kaip ką, pabratski, kaip sakant, nuo dūšios, kaip broliai susėdė, kaip visa komanda, chebra šūda, malam, blogai, visa kita. Ir po to nušlavę Italiją ir dar labiau suvalgę Puerto Riką, būtų viskas gerai, bet kadangi taip atsitiko, todėl taip ir viskas rezonuoja. Aišku, tas faktas, kad jie tai darė po rungtynių su Dramblio kaulo krantu, likus 3 dienoms iki finalo ir atchodai prasidėjo po 3 dienų, tai yra nesąmonė, tai yra tiesiog marazmas kažkoks. Į ten nurašoma, aišku, tie žmonės, kurie ten dalyvavo, tie 4 ar 5 žaidėjai, tai tikriausiai turėjo būti visiškai be jėgų, be formos ir visa kita. Jeigu tokiam trumpiam pasiruošimo etape dar ir sugebėti taip pasielgti ir tokius dalykus nuveikti, tai galim tik tai įsivaizduoti, kokia prasta turėjo jų būti forma apskritai ir turnyro metu ir visa kita. Ir ten yra minimumas jau ir pavardės, tai ir kaip matėme, ne veltui tikriausiai, tai vat ir galima pasidaryti išvadas, kad apskritai visa rinktinė buvo paprasčiausia ne dėl išgertuvių, ne dar kažko, paprasčiausiai buvo požiūris, be formos, be nieko, be jokio pasirašymo ir viskas, nespėjo įsivažiuoti, dar būtų turėję 2 savaitės, gal ten susižais, dar kažką, matyt, taip yra, matyt, taip visiems ir rūpėjo ta olimpiada, galvojo, kad viena koja laimės. Šiaip jo, tas pogrupis, ta atranka buvo pati silpniausia ir pati didžiausia viltis ir šansas patekti į olimpiadą buvo būtent Puerto Rike, nes kitur, kaip matėm, buvo Latvija, Brazilija, kur ir pateko galiausiai į olimpiadą, Ispanija, Graikija, išvis Graikija ir Slovenija irgi nepateko. Ir čia toks turnyras, kad mums papuolė į Puerto Rico, tai čia buvo tikrai likimo dovana, bet kurios nepasinaudojom, bet čia greičiausia labai teisingai nupasakojo situaciją Benas Matkevičius, kad tiesiog tokia yra karta, toks požiūris, toks vaibelis, kad tai yra tiesiog social media vieta, kur visiems pasireklamuoti, kokie faini, kokie krūti, kaip ir visa kita, o ne vieta, kuri buvo anksčiau, kad tai buvo Lietuva, tai buvo vieta, kur reikia įrodyti, kas tu esi, kas yra Lietuva ir visa kita. Tikėkime, šis mini skandalas, ar čia didelis skandalas, pagaliau pasibaigs. Žmonės, kurie dalyvavo, darė kažką tai
vystėsi, gėrė, dar kažką veikė, ar prisipažins, atsiprašys visų žmonių, žmogus, kuris visą tai pateikė, nebus linčiuojamas ir tiesiog, man atrodo, jam ir taip jau buvo paskutinė vasara su rinktinė, tai čia jis nieko nepraras, galbūt tiesiog pasikarščiavo ir išliejo savo pyktį, emocijas, kaip ir Basket News'o vienas iš podcast'ą dalyvavusių sakė, kad matė, kad kai kurie žaidėjai buvo labai pikti ir matėsi, kad gali būti toks didelis burbulas, galbūt tai buvo geriau kažkaip padaryti kitaip, bet kaip kitaip, ką tas žmogus, kuris informavo, būtų pats atsistojęs prieš kameras ir visą tai pasakęs, ką galvoja, ką pasakė Andrius Tapinas, ar būtų buvę geriau, gal ir būtų buvę geriau, bet čia jau turim, ką turim ir tikėkime, kad Lietuvos krepšinio gerbėjai, patys krepšininkai susiims ir bus rasta vieninga nuomonė ir mes toliau būsim džiuginami pergalėmis. Tai tikrai labai faina, kai tu lauki vasaros, lauki krepšinio rinktinės, ne tik kaip laukia krepšininkai, kaip laukia dar kažkas, bet ir mes gerbėjai laukiam tų pergalių, laukiam tų emocijų, kurios įtakoja ir mūsų gyvenimą, ir mus pačius uždega, užkrauna teigiamą energiją ir visa kita. Taigi visiems taikos ir ramybės ir iki.